Sveiki visi atvykę į dar vieną mano podcast epizodą. Sveiki visi įsijungę mano tinklalaidę Aistra lentoms. Sveiki visi atvykę į dar vieną mano podcast epizodą. Sveiki visi įsijungę dar vieną mano podcast epizodą. Sveiki visi atvykę į dar vieną mano podcast epizodą. Ir šiandien jau trečiąjį kartą pas mane lankosi Guoda Malinauskaitė. Labas. Paulius Markūnas, sveikas. Gerą dieną. Tai yra Rapolas Micevičius, sveikas. Teisime. Ovidijus Buiko, sveikas. Sveiki. Mindaugas Ponomariovas, sveikas. Ponomariovas. Nieko tokio. Šiandien jums papasakosiu, kaip atsirado vandenlentės, kas buvo jų pradininkai ir kaip mes Lietuvoje išaugom iki to, kad turim 40 vandenlenčių parą. Plaukimas vandens paviršiumi be valties prieš 60 metų tai atrodo kaip neįgyvenimas dalykas, tačiau viskas pasikeitė vieno žmogaus dėka ir tas žmogus yra Bruno Riksson. Su manim susisiekė Red Bull ir paklausė, ar aš galėčiau jums pagaminti šių metų Red Bull Wigwell nugalėtojos trofėjų. O jeigu rasti būdą, kaip į veikparkus nusigauti be mašinas? Visi žmonės sako, kad apšilimas ir tempimai yra svarbiausia bet kokios fizinės veiklos dalis. Ar po 15 metų vis dar galiu save vadinti skeiteriu? Mano asmeninis favoritas, tai ko gero, yra taip pat pernai metų laimėtojas. Sveiki visi vandenlenčių sporto mėgėjai ir entuziastai. Sveiki atvykę į pirmosius Lietuvos vandenlenčių video apdovanojimus. Aš esu Mantas Šaltis ir šiandien būsiu šių apdovanojimų vedėjas. Ir kaip visuomet, susitiksim ant lentų. O iki tol, susitiksim ant lentų. Ir kaip visuomet, susitiksim ant lentų. Na, o iki tol, susitinkam ant lentų.